Tik pradėjo. Sveiki atvykę Žilvino Gervelio šou, kurio pavadinimas yra .d. Šiandien dalis bairių bus juokingi, kita dalis labai juokingi bus. Gali būti nepatogių bairių, jeigu jums bus nepatogu, tai žinokit, kad taip ir turi būti. Ir negrąžinsim pinigų štai. Jo, šiaip Tomas šaunuolis, mes pavasarį darėm turą su juo ir dar vienu lenku. Ir tryse darėm, 3 po 20 minučių ir ant 3 šaibas dalinomės. Dabar aš jį pasamdžiau 10 minučių ir 10 kartų mažiau moku. Jis supyko, bet man normalu atrodo, nes aš kaip žydus, man čia normalu atrodo. Jo, žiauriai supyko, sako, mokėk man daugiau, aš apspilsiu galvą su rūgštim, jeigu nemokėsiu. Sakau, apsipilk, blogiau nebus. Tada Laura atėjo ramint, sako, viskas gerai, man tiek pat moka ir aš tada supratau, kad per mažai moku Tomašą. Tris kartus pakėliau atlyginimą. Dabar tram 7 eurus moku. Jo, šiaip man nepatinka, kai draugai apie pinigus taip šneka. Kažkokius dramas dar labai nemandagu iš Tomašo pusės. Bet jo, ką padarys. Kaip ir sakiau, pinigų negrąžinsim. Šiaip galit, jeigu norėsit, galit juoktis labai ir galit mirti, jei norit iš juoko. Nes aš pasirūpinu savo gerbėjus, pavyzdžiui, dabar irgi pasirūpinau, jeigu norėsit, galėsit mirt. Aš žinau, kad laidotuvės brangiai kainuoja, tai reikia pasirūpinti savais. 8 eurų vaidiniks. Jos 30 eurų. Pakartosim ir dabar. Jo, tai užsakinėjau per internetą jos, kad nereiktų skambinti. Ir vis tiek kitą dieną paskambina. Ir sako, o tai žiūrėkit, čia toks tekstas turime. Sakau, jo, čia toks dėdėmi yra nelabai gerbiamis jo. Nemėgstamas giminiai buvo. Gal prasileidau šaibų. Žvaini, kad dar vasarą buvo atostogaut Nicoj. Ten žiauriai brangu. Ir visą žiauriai brangu. Ar kaip tik ir žydus skundė. Ir aš ten sužinojau, kad aš turiu tokį dalyką, kaip žydo imunitetas. Tai toks dalykas, kai tu bandai išleisti daugiau pinigų ir tave bando nužudyti tavo imunitetas, kad neišleistum jų. Ir mes nuskridome į Nicą su drauge ir reikėjo nupirkti bilietus traukinio iki centro, nes jos piniginė buvo lagaminė. Ir aš priejau, suspaudžiau ir ten 2 eurų ir aš jaučiu... Man ten prakaitus jau širdis. Bet man išėjo suskaupti ir padaryti šitą finansinę operaciją kažkaip. Ir nupirkau jau toks, susinervinis buvo. Nuvažiavom į chatą, pasidėjom daiktus, sakau, varom prie jūros, išsinuomosim gultus, pailsėt, man reikia atsigauti po šitos machinacijos. Ir nuvarėm, aišku, man mokėt, nes piniginė liko lagaminė tam chatai. Ir priejau prie gultus, sakau, 2 gultus, kokią kainą, ir sako, 100 eurų, ir man... Man pizda, aš jau ten mirštu, karočią toks. Karočią Šilanską padariau.
Ir aš ten sakau, kvies greitai, pradėjo rėk, greitoji. Tai ten nieks lietuviškai nesuprant. Jo, nieks nesuprant. Bet gerai, kad pavažiavo per šalį greitoji, sustojo, sako, dar vienas žydas gultų kainos pamatė. Tai davė $100 postį ir... Atsigavau ir visus į teismą padavau dėl antisemitizmo. Klasika. Šiaip baruose darom pasirodymus šitoks didesnis, nes baruose gerus vaibus ir nuomų €5. Gal dėl to labiau. Aš ir geras vaibus. Bet tokios situacijos ten būna linksmas, nes aš mačiau, kaip du bičiukai prie baro stovėjo ir vienas sako, o, draugė, gal nori išgerti lietuviškos degtinės šotą ir tas sako, o ne, aš noriu išgerti Jägermeister šotą. Ir tasai pirmas, oi, ponas Erasmusas nori išgerti Jägermeister šotą. Su kuo gersis energetinių gėrimų Red Bull? Sako, ne, nes su Red Bull su apelsinu. Oi, ponas egzotikas su apelsinu gers ir išgeria pašotą. Ir tada tas pirmas sako, o gal išgeriam alaus lager. Ir tas sako, ne, aš norėčiau kokteilio pina colada. Ir tas, oi, ponas Kokadžambo kokteilio norite. Ir neatsimam bair pabaigos, nes tiek pripisom. Pizdavo. Negerkit kokteilį su šotais. Ar čia yra žmonių, kurie serga rudeninė depresija? Kam rudeninė depresija yra tokia? Taip liūdna, kad paplot net negaliu. Čia ponai durtuoliai susirinko. Be problemų. Šiaip man yra liūdna irgi. Ne vien dėl rudeninės depresijos, bet man liūdna, kad mūsų visuomenė yra sugedus. Mūsų visuomenė yra sugedus ir jai aktualu nesąmonės šūdiniai dalykai visokie. Pavyzdžiui, Sigelo ir Sadaičio skandalas. Čia šūdas yra. Ir nieks nesidomi aktualiom problemom. Pavyzdžiui, katinų smurtą artimoje aplinkoje. Nieks nešneka apie tai viešai ir aš nusprendžiau būti to veidu. Nes aš nukentėjau nuo savo katino. Ant rankos. Tai buvo, kad vieną dieną grįžau namo ir žiūriu, tupi kampį pikčiurnų. Taip tas visas tupi. Žiūri man. Sakau, pikčiurnų tu. Kodėl tai žiūri man, ką aš tau padariau. Šitau mes draugai. Ir jis pradėjo eit link manęs lėtai ir piktai. Ir aš sakau, škat. A čia katinų pasaulio reiškia eik nahui. Ir jis atbėgo greitai man ir koją įkando toks ir žiauriai skaudėjo. Apie ką aš ir šneku. Jo, ir aš nežinau, kaip man elgtis, ką man daryti, nes jis kitą savaitę eina pas Mackevičių nepatogius klausimus. Tai aš kaip ir dar nausėdai galiu likti. Kas gerai, kad jo draskiklę mamos užrašyta. Bent jau tiek mamą išgelbėjo. Gelbsti mamą, kad ir jau 5 metai. Ramdu. Jo, gelbsti, būna pykčių kartais su mamą. Yra čia salėje studentų gal? Nedaug. Pigiau bilietus daryti. Kažko prieinama prie po 12 centų. Realiai atvarai sautik ir su to pačiu bilietėliu. Ne, tokia situacija, važiuoju namo, tėvų aplankyt. Važiuoju ir ten mamą paskambina ir ten...
kad grįžti namo, aš noriu kugelį iškepti, kad karštas būtų. Ir tu sakai, tai, mama, mamčiukų, tai grįžti už valandas. Ir grįžti už valandas, prigulė ant sofkutės, panaršyt socialinį tinklą Facebook. Ten naršai ir jo mamų sako, su nelaitu, seneliuk. Reik valgyti, jau kugelis iškepė karštas ir tu toks, mama, mamytė. Mama liumbai. Mamenzai. Ir toliau naršai ir jau pykstų mama, eik valgyti. Ir toks kelias nuo sofos ir pys su koja į kampą ir toks, ta pati koja, kur katinas skamba. Ir mama dėjo, kas buvo sunelis. Ir toks užsigavo kajytę, mamytė. Ir tokia sakiau, eiti valgyti, gaidyti nachai kol. Kol karštas. Mamos, ne? Nėra mano gyvenimas lengvas. Gal jums taip atrodo iš šalies, o čia Žilvinas įžymybė, gyvenimas lengvas gražuolis. Nėra taip. Aš gyvenu paprastą žmogaus gyvenimą. Aš turiu dienotvarkę, man žadintuvas nuskamba. 6:30 ryto aš išjungiu jį. Tada draugė mane žadina, aš ją išjungiu. Tada atsikeliu. Atbėga katinas paglostom. Einu į dušą, nusimaudu po šaltų vandenį, nes Tada išlipu, einu prie veidrodžio, pažiūriu veidrodžio, apsivėmiu, tada dantis išsivalau. Koridorius. Striukai rengiuos vėl veidrodis, vėl apsivėmiu. Katinas. Ir aš nešiku namie, nes aš taupau. Taupau čia vėl tas taupumus, nes aš darbę galiu pašikti vandenį taupai, oro gaiviklį, popierių ir tau moku iš to laiką dar. Būna tų švenčių, būna tų ypatingų progų, kai namie pašikti. Šabas. Barnetų. Bet reikia per daug nesijausti, neišlaidauti. Šiaip sunku su to žydo taupumu. Šiaip buvo tokia situacija, kur dar atsiskleidė, važiavau į turgų ir buvo 2 aikštelės, kur gali mašiną palikti mokamai arba nemokamai prie čigonų taboro. Tai aš pasidėjau prie čigonų taboro ir atėjo čigonė, sako, gerasis žmogeliuk, gal gali pinigėlaitį paskolinti. Aš sakau, ne. Ir ten, belė kaip, supiko. Ir sako, aš tave ten prakeikiu, pinigų prakeiksmų, ten nebeturėsiu pinigų niekad gyvenime. Ir aš išsigandau pradžiai, bet tada atsimėjau, kad aš žydas ir turi žydo kortą ir toks, šalom, šavalka. Kas nežino kortų žaidimų taisyklių, tai žydo kortą apsaugo nuo pinigų prakeiksmo, bet neapsaugo nuo dujų. Sakyčiau, kaip tik traukia. Ir pagal visas taisyklės man buvo eilė pult. Ir aš ten pradėjau, Aš tai prakeikiu, ten bulvės prakeiksmą. Ir ten, aš bulvė. Ir pavirto į bulvę. Ir aš suvalgiau. Nes žydai mėgsta bulves. Nes bulvytės fri. Buvau čia vasar vestuvėse. Šelė 14, man atrodo, buvo. Ir ten beveik kaip prašmatinės vestuvės, balti stalai, lauk ištiesti, visi karštą valgo. Ten buvo karbonadas, man atrodo, bulvės ir burokėlim. Aš šiaip nemėgstu burokėlį, bet tada iš mandagumo valgiau.
Ir ten visi valgo ir buvo namušelė ir antram aukšte balkonas. Ir vaikai ten žaidžia, laksta, mes vaikai. Tradiciniai vaikai. Ir laks ir iškrito vienas vaikas iš balkono ir ten ir matas, jis guli ant žemės, jam pizda, man pizda. Ir visi subėga ten, nežino, ką daryti. Ir ten stovi, nieks nežino, ir mama atbėgo ir pradėjo rėkti, sakiau, eit valgyt, gaidį kol karšta. Tas mamas. Šiaip dabar apie maistą pašnekėjau, biškai pats užsinorėjau valgyt. Galim grįžti į komediją, jeigu čia tokia buvo iki šiol. Aš paskutiniu metu per daug žinomumo gavau ir nebegaliu susitvarkyt su juo. Man 2 kartus per savaitę pažįstu randam žmonės. Ir aš sakau, ei, duokite man ramybę. Nekelkite man streso. Ir dėl to aš nebegaliu atostogauti Lietuvoje. Tai už tai Joninį šventėm užsienį šiemet, Latvijoje buvom su draugiu. Ir kas gerai Latvijoje, kad už 12 eurų gali gauti nakvynę 2 naktim ir labai gerą šašlyką gali gauti. Ir mes ten nuėjom į prabangų restoraną ir atėjo padavė, sako, labą dieną, ko norėsit? Aš sakau, labą dieną, valgyt. Ir ko turit? Sakot, turim labai gerą šašlyką. Ir sakau, tai duokit man 2 porcijas šašlyko ir Coca-Cola Zero. Ir ten atnešėmės vakarieniavom su draugu, ten romantika kažkokias. Ir aš sakau, mano mergina. Mano mergina, kokia tu seksuali. Kaip tau manikiūrus tinka. Tau suknelė labai. Kaip tau šašlykas. Ir jis sako, mano vaikinė. Koks tu gražus. Koks tu plonas. Tau bairį jokinga. Bet šašlyko man per daug. Ir aš toks, jasna. Taip ir bendraujam. Aš per daug uždėjau liepsnos. Tie vyrai, Dar buvom Albaniją išvažiavę, tokia prieš Aibų po užsienį važinėm pakeliauti. Ir ką aš sužinojau pirmą kartą, kad ten oralinis seksų draudžiamas. Aišku, aš galėjau paskaityti prieš tai, o ne gatvėje pribėgau prie mento ir pradėjau Bibliją jam čiulpti. Tai išvežė į teismą mane ir baudą davė 13 vidutinių algų albaniškų. Tai sumokėjau 17 eurų ir išvažiavom, man nesiseku su tais čigonais, ne?
Bet gal ir gerai, kad taip nudegiau finansiškai, nes šiaip pinigai gadina žmogų. Aš žinau, kad mane gadina, nes kažkada gavau didesnį sumą, bonusą kalėdinį darbę, davė 5 eurų. Ir aš toks jau visas vaikštau, što zaja. Gal čia man naują 21 metų Opel Ascona nusipirkti. Ir jam pietauti ir kolegė neturėjo pinigų ir aš nupirkau Charčios ribos ir tada norėjo grąžinti, sakau, ne, aš dabar tau Charčio dėdį. Nu, karočiui, toks gadinu, bet sakau, reikia gal surizikuoti, pamėginu belikiek šaibų pakelt per influencinimo kontraktus. Ir man parašė kažkoks tinklapis fleitos.com. Aš sakai, norim atsiųsti savo produkcijos, sakau, gerai atsiųskit, aš anksčiau muzikalkę lankiau, gal su fleitu pagroti išėjus. Ir jie atsintė veipų man. Ir pasirodo, jaunimas veipus vadina fleitom. Ir aš visiškai nebesigaudau su žodžiais jaunatiškais, nes, pavyzdžiui, sako, jeigu nori išeiti iš kažkur, sako, pisam fraką iš. Man laikais pisam fraką reiškia su kostiumu mylės vyriškas. Arba jeigu žiauriai zabys, sako, o čia tai filmas. Na, filmus man laikais buvo filmus, ką žinau. Arba jeigu normaliai zabys, sako, ok. Nebesusigaudu, tai aš supratau, reikia pačiam, influencint pačiam ieškoti. Tai aš pasiėmiau kuprinę ir nuėjau prie kaip centrų ir aš pradėjau rėkti, aš influenceris ir viską kraunu į kuprinę. Aš influenceris, sako, ponė, čia lankstinukai, čia nemokamai visiems, ir taip galėtum. Ir aš rėkiu, tada išbėgau, žiūriu, mačiutė tulpis pradinėjo ant šaligatvių, sakau, duok mačiutė tulpis, aš influenceris. Sako, ką čia reiškia influenceris, aš nesuprantu jų su tų žodžių jaunimo. Sakau, aš žydas, aš tavo vaikus valgysiu, jeigu neduosiu ir atidavė. Jo, zaibis pasiėmiau tulpis ir pisau fraką. Filmus. Ir sakau, nebereklamuosiu ir dalykų kažkaip. Ir tą progą Martino pjūklai. Martino pjūklai patys geriausi pjūklai rinkoje. Yra vartotojai. Ir jeigu ieškat su draugeliu, kaip išpjauti savaitgalį, tai Martino pjūklai. Pisant. O, sentinėlis. Jo, žinomas. Ačiū. Tai tikrai jam reikia daugiau mokėti, nes 2 etatais. Algelė kiriui. Jeigu neveikia pjūklai, jokių mirksnių, gausit kiriui. Martinas čiupi bipi. Ačiū. Čia reikia grįžti komediją, jeigu tokia buvo iki šiol. Ne, nemoka šelgti su vaikais, ką supratau, nes kažkada paliko pusseserę pasaugot vaikų. Ir, žinojau, kad nemoku, bet man patinka iššūkiai, patinka adrenalinas, aš toks adrenalino žmogeliukas ir galvoju, reikia pamėginti. Ir pirmas 3 minučių buvo zaibis, bet jis pradėjo verkti po to ir aš nežinojau, ką daryti, nes jis Anglijoje gimis, nešneka lietuviškai. Nešneka angliškai, iš vis nešneka, jis nuo to gal reikėjo pradėti. Ir paskambino pusserį, sakau, ką man daryti, tavo vaikas. Ir sako, jam reikia liulė. Ir aš pažiūrėjau pro langą ir žiūriu, stovi liulė kebabai. Paėmiau tą vaiką. Ir nuėjau prie to vagonėlio, sakau, labą dieną, man reikia jūsų produkcijos.
Ir jis nekalba lietuviškai, ten, žino, iš Albanijos kažkokios buvo. Ir aš rodau vaiką ir sakau, liulė, liulė. Ir jis toks, liulė, liulė. Aš sakau, liulė, liulė. Ir jis paėmė tą vaiką ir žiniojo. Ir padai man ir sako, liulė, liulė. Žinot, kam esmė yra, kad jūs mokat pinigus štai, kad pamatytumėt, kaip aš ant lėlės padažą pilu. Sako, Lietuvoje blogai gyventi. Sugedus mūsų sistemą ir visuomenį. Šiaip jau pastebėjau, kad sugedus yra mūsų švietimo sistema. Čia dabar toks politinis bajeris bus. Mūsų švietimo sistema sugedus. Viskas. Ne, iš tikrųjų, važiavau kažkada kaime dviračių ir sustojau parduotuvėje, kurios pavadinimus parduotuvė. Ir užėjau ir ten alaus visur ant lentynų alaus ir ant stalo 2 sneakersai buvo padėti. Aš nusipirkau tos sneakersus, išvažiavau ir išsivaizduoju, vėliau atėjo vaikas į parduotuvę 9 metų po sunkios darbo dienos ir sako, nu taip šneka vaikai, Ilona, duok man 2 sneakersus, šiandien 9 hektarų žemės apariu. Ir tokia, atsiprašau, kažkoks labai gražus ponas nupirko visus sneakersus ir tas vaikas, kiek šitų žertų tu. Žiūrėk. Ir toks, kad turėsit sneakers, ta visą verkį, kitais metais. Kitais metais tai turėsime ir sako, gerai, daug duolaus. Taip ir prasigeriam vaikų kaimus. Dar, jo, sugedus švietimo sistemą, nes kažkada jau šaligatvių centre ir gulėjo ant šaligatvio brakuotą varną. Ir jis sako, ir aš toks, varna. Varnas taip nesako, varnas sako, kar. Ir tu vis tiek, Ir aš nufilmavau, nusinčiau savo veterinarui, ne savo katino veterinarui. Ir jis man skambina, aš atsiliepiau, sakau, sveikas, iš kur tu mano rankos numerį gavai. Ir sako, nesvarbu. Sako, čia ne varnas, čia juodasis kranklys. Ir taip žmogus gali apkaltinti nekaltą varną, ne? Nes mūsų švietimo sistema sugedus. Taip apsirikti. Aš turiu nenormaliai daug draugų. Aš turiu labai didelį kiekį vienetų draugų ir mes turim nusikalstamų grupuotę gaujų. Ir mes ten belė kokias gamyklas atidarom, mes ten stumėm belė kaip, mes ten narkotikus vartojam, CBD. Ten repuojam, repo betlai būna ten. Vis. Tavo mama. Tavo mama yra ne tavo mama. Kekšė. Dar ačiū, belė koks ten judesys būna. Stumyklą atidarytų būna. Ir ką aš pastebėjau nuo tą CBD, kad belė kaip smegenis tirpsta. Nes tu gali rūkyti normalią žolę ir tu gali kažkokius priimt gyvenimo sprendimus normalius. Gerus sprendimus, kas tau padės gyvenime. O CBD visokie šūdai lenda į galvą. Pavyzdžiui, mes kažkada prisirūkėm ir aš galvoju, ar Sangokas bulių prieskonėm naudoja vegetą. Yra DBZ, ne? Kaip numavarys ten kinta debesies. Arba dar galvoju, jeigu išgeri Red Bullio ir suvalgai tinginio, tai gauni jėgų ar aptingsti. Ar toks ant lygaus išeina sauso.
Dar galvojau, ar jeigu juodaodžiai prisigeria ant baltų, ar ant juodų šoka. Tokias debiliškas mintis lenda. Dar, tą CBD prisirūkimą sugalvojau, kad noriu tapti sugar daddy. Ir aš pusę metų intensyviai angliavandenį sportuoju. Ir tada man paaiškino, kad cukraus tėvo konceptas yra, kad tu turi išlaikyti moterį kažką, jai pirk gražaus, išlaikyti ir ką aš galėčiau jai pasiūlyti, kad būčiau sugar daddy. Aš tam turiu pusę pradinę įnašo būtui per kunkimį. Net ne Vilniui. Ar ką, aš turiu veipą, sakiau skonį. Nieko aš negalėčiau pasiūlyti ir dar negalėčiau būti, nes aš draugę turiu. Visų pirma, tą reikia pradėti. Kas yra sunku, nes nesenai apsigyvenau su draugė. Ir vyram yra žiauriai sunku su nauju žmogum apsigyventi, nes tu turi sugalvoti, kaip slėpti bezdėjimą. Nenori prie naujo žmogaus iš karto. Aš sugalvojau tokį būdą. Aš nusiperku nepjaustytas duonos kepalą. Ir aš, kai darau sumuštinį, tad pjaunu duoną taip. Tada agurką pjaunu. Dešros nepjaunu, nes pjaustytų tarkum. Ir draugė tada ateina virtuvę ir sako, kodėl čia šūdais taip sumirda. Aš sakau, nežinau, gal peilį brokuoti. Jis sako, nupirk naujus ir aš perku naujus. Vėl tas pats. Ir aš štuką 4 jau ant peilių padėjau. Ir aš galvoju, žinai, tu esi suaugęs žmogus, turi spręsti problemą kaip suaugęs žmogus, o ne kaip vaikas. Tai apkaltinau katiną. Nuvežėm pas veterinarį. Ir sako, mes nieko nerandam. Sako, gal čia pasiėmės peilį brokuoti namie. Sakau, ne, reikia daryti operaciją. Nieko nebus. Ir, sako, gerai, bet tik 30% tikimybė, kad išgyvent. Ir aš toks, čia jau prie liepto galo. Žilinai, tu turi dylinti su problemu. Tu negali rizikuoti katino gyvybę. Turi kaip suaugęs žmogus elgtis, tai išskyriam su draugė. Aš nenoriu, kad mane vadintų žilinuku bezdaliuku. Džentelmen. Pasielgiau. Tai vėl reikėjo viskas iš naujo buvo, vėl iš naujo Tinderį atsiųsti, vėl ten mečint. Sumečinau su kažkokia Rusnė vardas. Nuėjome deitų, sakau, labas Rusnė. Ir ten, mano vardas ne Rusnė Marija Barbora Viltė. Ir aš toks, pirmą kartą tiek daug vardų. Gerai, Barbora Viltė Rusnė ir ten vėliau kaip supiko. Ant manęs ten pradėjo rėkti, aš irgi neatsilieku, aš irgi vėliau kaip ten... Pradėjau, reikia parodyti, kad tu vyras esi. Ta rankose viskas ir pamatė, kad aš vyras ir nuvarėm pas mane į chatą ir ten paėjo kortą. Mes ten bėlė kaip mylimės ten. Mes ten bėlė koks seks ten. Aš ten... Rusnė Marija Barbora Viltė. Koks nes ten pimpals. Sperm. Suprantat. Ir aš jaučiu, kad tuoj baigs, nes aš ilgai neužtrunk, nes laikas pinigai. Ir tuoj baigs, tai reikia ištraukti, aš nenoriu vaiką, aš nenoriu dar vieną žydą pasaulį išleisti. Ir dėl tuoj traukti reiks, tuoj traukti ir katinas atbėgo, ko toks Jo, tai nespėjau ištraukti. Ir mergaitė gimė po kažkiek laiko, ne po kažkiek, po 9 mėnesių. Ir sakau, kokį vardą dėsim, kad dėsim Rusnė Marija Barbora Viltė jaunesnioji. Sakau, vis dar vien dalbai abimus. Jo, tai kur visas šitas link vedė, kad man reikia pinigų vaiko išlaikymui ir mes komandas kuriam porą daiktų, kuriuos norėčiau parduoti, dėl to aš pasikeičiau šiandien.
Ir tokį konceptinį porą daiktų, gal jums patiks, galėsi nusipirkti ir investuoti man vaiko ateitį, kad dėl bajaus patys. Tai pirmas toks daiktas tikriausiai yra jums buvo, kad grįžtat su antrą pusę namo po gerą baliaus ir abu norit myšti. Ir tu kaip džentelmenas ten užleidi draugį tualetą, bet pats koridoriui toks, ten vėlia kaip nori myšti, tai tokį išradimą padarėm. Porom, kad tu irgi gali ateiti prie tualeto. Įdedi šlangą šitą ir gali myšti, abu vienu metu gali myšti. Bet čia yra minusas, jeigu tu nori ne o nori kažko rimčiau. Kažko rimčiau, jei nori šiek tiek sukūrėm didesnę versiją. Jeigu jo, tai draugė sėda ant tualeto ir tu, tada gali taip šonį sėdi. Ir toks, draugė, kaip tavo vakarėlis, ar patiko. Ir tokį, žinai, žiauriai nemandagu yra kalbėti nusisukus. 7 eurai, 14 eurų. Ten šlangas, kainą prisimenu. Ir trečias daiktas, tai katinam yra sukurtas, Žilinas sukūrė daiktą katinam. Kaip keista, ne keista. Pavyzdžiui, ar yra katinų turėtojai? Ko nepat, kai sakiau, kad per depresijas yra. Ir koks tavo katino vardas, aš nematau, aš tiesiog randu. Koks tavo katinas šviesiais blokais? Vardas koks? Rožė. Koks tavo vardas? Tulpė? Ne, gerai, tulpė, žiūrėk. Ar tavo katinas žaidžia su brangiais žaislais? Ne, sakė, ne. Man patogiau. Nes katinam nepatinka, kai jų biudžetą išleidži brangiam žaislam. Tiesiog jie pasai gyvena nemokamai, valgo nemokamą maistą, medžioja paukščius. Tai kas jie tokie yra? Žydai. Tai mes kuriam žaislą katinam žydam. Tai va toks būtų. Tai čia, jo, ko nori kiekvienas katinas žydas, tai Palestina ir pinigai. Sagai eina ir bombarduoja. Mama, aš noriu valgyti. Valgyt norit? Aš nežinau, ar yra kažko. Aš nežinau, ateik, pažiūrėsim, gal yra. Gerai bus obolinis vėpus. Jau vakar rūkiau. Nes neišvirė makaronai dar. Jau vakar. Gerai, Rusnė Marija Barbora Viltė jau. Pažiūrėsim, ką čia turim. O yra žuvies, jeigu nori. Rūkytų. Ačiū, mam. Ačiū. Tie vaikai, ne? Brangiausias mūsų atsartus vaikai. Žiūri ir nori, kad, taip galvoja, nori, kad niekad neužaugtų.
maža mergaitė, kad valgo kaip suaugęs vyrus. Ne, šiaip, nejuokaujant, mes mokam jam didelius pinigus, tai patogu į turus važiuoti, nes į bardačiokų telpa. Susipažinom gan keistai. Priėjo po mano šou ir sako, aš tavo didelis gerbėjas. Aš manau, po šito nesigaus grįžti komediją, jeigu tokia buvo. Tai pabaigai aš tokį mintį filosofinį turiu. Man dažnai galva tokia šūdai lenda nesąmonės, nesąmoningos mintis. Ir man draugai sako, jeigu nori, kad kas nors normaliai šautų į galvą, turi išeiti laukų pasivaikščioti. Nes tai buvo vienam Amerikos prezidentui. Nieks nešoja galvą, bet Kennedys. Bet tikriausiai nežinosit, nes mūsų švietimo sistema sugedusi. Gerai, ačiū Vilniau, jūs buvot nuostabus.